Sveiki. Tai kaip išlikti ramiam šiais neramiais laikais? Tiek daug klausimų aplinkui, kurie įtraukia. Tai ekologiniai klausimai, politiniai klausimai, įvairių tarptautinių konfliktų klausimai ir panašiai. Ir tos temos kartais traukia. Norisi kažką pakomentuoti, norisi kažkaip tai išreikšti savo nuomonę, gal net kažką piktai parašyti. O jeigu ne tai, tai vis tiek. Apie jas galvojant kyla emocijos, neigiamas. Apie jas galvojant gali kilti nerimas dėl ateities. Gali kilti vidinis konfliktas, kad gal visgi aš čia per daug egoistiškai gyvenu, nes kažkam gal reikia pagalbos arba kažkoks klausimas yra labai svarbus. Jo niekas nesprendžia ir jisai gal net kelia tokį labai svarbų išlikimo žmonijos klausimą, kaip pavyzdys, ne? Tam ekologinės problemos panašiai. Ir pradėsiu gal taip nuo pavyzdžio, draugas mano vienas yra pasakęs, sako, jeigu mes galim nuskraidinti į Marsą kažką, ne, tenais ištirti paviršių, išlaipinti žmonės į Mėnulį, tai mes tikrai galim padaryti ir kažkokius įrengimus, kurie rūšiuoja, kaip pavyzdys, šiukšlynuose medžiagas tvarkingai ir tada jas perdirba ir panašiai, valo vandenynus, valo upes ir tai jau vyksta, iš tikrųjų tai jau vyksta. Ir čia viskas priklauso nuo žmonių. Mes turim technologijas, mes turim galimybės sumažinti taršą, mes turim galimybės gyventi taikiai, mes turim galimybės gyventi turtingai. Iš tikrųjų, pinigų yra tiek daug, kiek niekada dar nėra buvę. Nu, čia yra daug žmonių, taip sako, kad ant tiek dabar yra paprasta gaminti maistą, gaminti daiktus, kad iš tikrųjų mes visi turėtume gyventi labai gerai. Ir ką aš noriu pasakyti, kad aš pats matau, kaip aš matau tendenciją, kaip viskas vyksta, mano manimu, viskas vyksta į gerą. Atrodytų per žiniasklaidą tai vis tiek, kaip bebūtų, tai yra įmami tokie įvykiai, kurie yra dėmesį prikaustantis, tai aišku, jie bus negatyvūs. Ir kadangi jų yra dauguma, atrodo, kad kaip čia viskas blogai. Esmė, kad yra padidėjęs toks intensyvumas apskritai gyvenimo ir tokio asmeninio, ir valstybės masteliu, ir tarp valstybių masteliu, ir konfliktai ir taip toliau, ir atrodo kartais, wow, kaip čia viskas vyksta, ir tikrai kelia nerimą iš vidaus. Ir vienas iš būdų susitvarkyti su to nerimu, tai yra bent jau filosofiškai suprasti, kaip tai atrodo iš visatos perspektyvos, kaip tai atrodo iš mūsų žemės raidos perspektyvos, iš žmogaus evoliucijos perspektyvos, iš civilizacijos raidos perspektyvos. Suprasti visą šitą mastelį ir tiesiog priimti, kad aš esu jo dalis, kažkuriam kaip žmogus, kažkuriam laikmetį labai siauram. Čia žemės evoliucijos arba visatos evoliucijos, čia yra tiesiog viena smiltelė ten smėlio didžiuliuose, plotuose. Ir koks tada turėtų būti jausmas mūsų, kai mes iš tikrųjų dalyvaujam labai tokiam smulkiam epizode. Ir čia vienas dalykas, kad, tai reiškia, taip, kas be atsitiktų visatos prasme, tai yra tiesiog kažkoks viena akimirka. Vienas dalykas. Kitas dalykas mūsų gyvenime ir dabar tame gyvenimo tarpe, kuriame gyvenam, aš esu susidaręs tokią nuomonę, remdamasis gal tokiais ir filosofiniais įvairiais požiūriais, kad viskas, kas vyksta, yra gerai. Aš net nerandu nei vieną dalyką, kuris yra blogai. Iš tikrųjų, būna ir mane kartais prigauna, kai pamatau kažkokią temą ir galvoju, ne, čia tai tikrai taip neturėtų būti, norėtųsi, kad būtų kitaip. Ir tas norėtųsi, kad būtų kitaip, jisai, tada aš nepriimu, kaip yra.
reiškia, šitoj vietoj aš nepriimu. Ir dažniausiai tai atsitinka vis tiek, kažkur skubant, lėkiant, jau viduje turint kažkokį dirglumą, tik tada sudirgina. Jeigu aš būnu, tarkim, balanse, kažkokiam ašy ir tada aš pamatau kažkokią temą rezonansinę kažkur internete arba ten per televiziją ir aš galvoju, jo, taigi čia visatos raidos epizodas. Ir vėlgi, čia vienas esminių dalykų, kuris leidžia taip matyti visus dalykus pozityviai, yra supratimas inkarnacijos dėsnio, kad mes čia gyvenam ne vienintelį gyvenimą. Ir vien šito dalyko suvokimas ir racionalus suvokimas ir sakyčiau, patyrimas ir per savo gyvenimo įvairių įrodymų surinkimas. Ir tikrai, priimant tai kaip tokią, ne kažkokią filosofiją, bet kad realiai taip yra, jis duoda didžiulį nusiraminimą. Tai duoda didžiulį nusiraminimą, kaip aš tai priėmiau. Aš tai priėmiau pradžiai kaip tokią mokslinės fantastikos kažkokį tai elementą ir po to pradėjau tyrinėti racionaliai, žiūrėti, gerai, pavyzdžiui, žmonės turi kažkokius labai didelius talentus, ar tikrai jie gali gimė iškart labai tenais po vaikystėj dar būdami, jau labai gražiai mokėti piešti, kai jam nebuvo kaip išmokti jauno amžiaus arba groti, arba dar kažkas, čia toks vienas iš daugybės argumentų, kad, galbūt jie praeitam gyvenime mokėsi tai. Ten, kodėl kai kurie žmonės, atrodo, pirmą kartą matau, bet labai, atrodo, aš juos pažįstu. Ir daugybė tokių dalykų tarsi padėjo įtvirtinti tai, kad, tikrai, greičiausiai inkarnacija yra. Ir vien šito dalyko priėmimas, kurį priima labai natūraliai, pavyzdžiui, Indijai, Kinijai, taip ten, milijardai žmonių priima mūsų žemė šitą dalyką kaip tokį, čia nėra kažkokia mistika ar fantastika, čia mums gyvenantiem Europai galbūt, bet kitur tai yra toks priimtinas dalykas, vėlgi ten kiti niuansai. Tai šitas dalykas, jisai priima, kad, priimant inkarnaciją, tada pasidaro aišku, apie ką yra gyvenimas. Gyvenimas tada, jeigu apie mokymasi, tai reiškia, kad aš vieną gyvenimą galiu gyventi taikoje, kitą gyvenimą galiu gyventi kažkokiam konflikte, kažkokioj šaly, kur yra karinis konfliktas, gal daugybę kartų aš ten gyvenau. Ir gal aš jau patyriau daug kartų. Tai. Ir kariavau, ir gal tenai miriau nuo karo ir taip toliau. Ir šitas suvokimas, šita mintis, jinai leidžia gal net ir nebesijaust kaltu, kad aš gyvenu taikoje, ten, kur taika, leidžiu savo kažkaip tai gerai gyventi, o kažkas kariauja. Nes pas ką yra kaltės jausmas didelis, tai tiesiog jiems neužtenka gal paaukoti kažkiek pinigų tenais tiem, kam tikrai reikia, sakykime, nukentėjusio nuo karo. Jie gal nori patys važiuoti ten spręsti konfliktą, ir visokių situacijų būna. Ir tas filosofinis supratimas, jisai tikrai padeda ramybėj būti. Tai tada tokie fundamentalūs klausimai, tai yra taip konfliktiniai, tada ekologiniai. Gal tikrai Žemė išgyvena kažkokią ekologinę katastrofą ir jos gal nebebus. Čia vėlgi, šitoje vietoje aš randu nusiraminimą tokį, kad aš matau, kad viskas eina į gerą. Aš matau, kad atsiranda elektromobiliai, matau, kad energija vis švariau yra išgaunama. Taip, galbūt ten pagaminta elektromobilį kol kas dar ten nėra pačios puikiausios ekologiškos sąlygos ir galimybės, ir baterijas, taip toliau, bet link to einam ir labai stipriai, labai aiškiai. Ir dabar atsiranda, angliškai vadinasi fusion energy. Tai reiškia, išgaunama cheminės reakcijos metu, mokslininkai pirmą kartą išgavo daugiau energijos, negu į cheminę reakciją buvo įdėta. Ir tai reiškia, kad tai atsiranda tokia kaip vos ne amžino variklio išradimas, kad mes galim išgauti energijos, iš reakcijos išgauti energijos, tai iš niekur galim, kitai žodžiai sakant, iš niekur gaunam energiją. Tai kaip pavyzdys tenais kibirą vandens, iš kibiro vandens visa Lietuva gali 10 metų
atliekant įvairius, kaip neįvairias, tenai skaidimo reakcijas, galima išgauti energijos 10 metų Lietuvoje, kaip pavyzdys, ne? Nu, čia tiesiog dabar kol kas tai yra tokie spekuliavimai, bet kas norit paskaitykit Fusion Energy, ir čia yra labai rimta tema ir panašu, kad bus energija labai švari, taip sakykime, jeigu tos prognozės pasitvirtins, tai mums atkrenta vėlgi šitas klausimas. Jeigu tikrai tai bus ir viskas gražiai eisis, atkrenta. Tai dabar vėlgi smulkesni klausimai kažkokie, ten korupcijos Lietuvoje, ten gal kažkokia grupė specialistų labiau ten nuskriausta, mokytojai, policininkai, gaisrininkai ir taip toliau. Ir vėlgi dėl to gali kilti nerimas kažkoks. Kažkas neteisybė, turėtų būti kitaip. Ir vėlgi, kad tame rasti ramybę, aš apie tai vėl galvoju, kad kiekvienas iš tikrųjų, vėl tada karmos dėsnis iš tikrųjų ateina į pagalbą, kad kiekvienas mes gyvenam taip, kaip iš tikrųjų mums priklauso gyventi. O taip, kaip mes nuspelnom, taip ir gyvenam, viskas. Nėra jokių, kad kažkas kažką nuskriaudė. Nėra tokių dalykų. Nėra nei vieno įvykio atsitikusio mums neteisingai. Ir va šito dalyko priėmimas, ištyrinėjimas, savarankiškai ištyrinėjimas, ar čia gali būti tiesa ar ne, pradėjimas galbūt eksperimentuoti ir gyvenime patirti įvykius, kaip karma grįžta, padarant kažką iškart grįžta. Ir man asmeniškai daugybę kartų yra grįžus taip dažnai, taip tiksliai, taip aiškiai, kad tai negali būti sutapimas. Ir vėlgi, kai vyksta, tai atrodo, galbūt sutapimas. Bet kai pradeda tas dažnumas būti toksai, kur, tai jau tikrai nebegali būti sutapimas, tai jau turi būti dėsnis. Ir va tada ateina toksai iš gilaus kažkokio lygmenio suvokimas, kad tikrai karma yra, jinai veikia, viskas labai aišku, pasiekti tą aiškumą. Ir su to aiškumu ateina ramybė, kad taip, mes visi gyvenam taip, kaip mes, iš tikro patys nusprendėm taip gyventi. Ir nusprendėm ne tai, kad atsisėdam ir nusprendėm, kad aš būsiu kažkoks ten vargšas arba turtingas, bet savo smulkiais poelgiais tūkstančius ir 10 tūkstančių smulkių poelgių sprendimų padarę, mes davedėm save į situacijas, kurioje esam dabar. Ir jeigu norim iš jos išvesti, tai vėlgi, jeigu mes darom ryžtingus, stiprius sprendimus, ten reiks daug mažiau negu 10 ir 100 tūkstančių, iki ko mes daėjom iki čia, ne? Išėjimas bus greitesnis, jeigu bus ryžtingas, bet ten, kur dabar kiekvienas iš mūsų esam, mes ten atsidūrėm darydami sąmoningai, nesąmoningai, daugybę smulkių sprendimų ir pradėdami elgtis taip, kaip nusprendė ir taip toliau, ir atsidūrėm tam, kur dabar esame. Ir išgirdę kiekvieną tokį vaizdo įrašą, kaip šitas, mes vėl pakeičiam savo kažkokį mąstymą, įgaunam nuo jos informacijos ir automatiškai jau kitokius sprendimus darom gyvenime. Tai net ir tos pačios ramybės turėjimas viduje, taikumas, jisai leidžia nusiraminti ir vėl tie sprendimai bus kitokie, nebus desperatiški, kad kažkaip reikia gelbėtis ar dar kažkas, ar stresuoti, ar kažkokia reakcija kažkam išreikšti pyktį ir taip toliau. Tai filosofiškai, vėlgi, filosofiškai matyti pasaulį teisingai yra svarbu dėl to, kad įgautume vidinę ramybę. Vienas iš būdų ir vienas iš dalykų, ką reikia padaryti, norint tikrai turėti ramybę. Kitas dalykas yra reali praktika, kuri padeda nusiraminti. Nes kaip bebūtų, net jeigu mes nesidomim tom rezonansiniam temom, kažkaip vengiam tam domėtis kažkokiais dalykais, taip toliau, kad neišjudint savo tos vidinės ramybės, to pozityvo, vis tiek, jeigu gyvenimas yra aktyvus, mieste labai daug vyksta visko. Ir vis tiek yra toks viduje neramumas ir tada jau reikia realios praktikos, kad pasiekti giluminę ramybę.
kad tikrai nusiraminti, tikrai sugrįžti balansą ir taip pat ramiai pradėti vėl kažkaip dėlioti gyvenime dalykus ir kasdien turėti tą praktiką. Nu, tai pavyzdys ten gali būti meditacija iš ryto ir vakare. Ne? Ir iš ryto jin padeda, va, taip duoda energijos dienai, nusiraminimą dienai, pozityvą dienai. Tikrai man šitos dalykus labai stipriai duoda meditacija, labai stipriai. O vakare leidžia pasiruošti miegui, tai reiškia nuraminti protą. Nes, pavyzdžiui, aš, jeigu tikrai aktyviai gyvenu dieną, jeigu aš ir užmiegu naktį greitai, aš tada prabundu kokią ten, nežinau, 3-4 ryto, nu, vietoj to, kad 6, pavyzdžiui, prabuščiau ir nebegaliu užmigti. Ir tas miegas būna, jeigu tikrai visai nemedituoju ir tokia sunki diena, gal net ir emocinga, ir negatyvių emocijų yra, tai ir košmarai, pavyzdžiui, būna įtampa naktį. Tai aš atsikeliu pavargęs, kaip pavyzdys. Tai dėl ko meditacija vakarai nėra svarbu tas nuraminimas, dėl šito dalyko. Tai va, tai tiek apie šių dienų gyvenimą, šių dienų gyvenimą šiame pasaulyje, šiame laikotarpyje ir kaip atrasti va, tą pozityvą ir visą laiką suprasti, kad iš tikrųjų viskas eina į gerą. Nes va šitie karmos dėsnis, inkarnacijos dėsnis leidžia suvokti, kad čia yra tiesiog normali, natūrali raida šios planetos, kad žmonės galėtų patirti tai, ką jie patiria ir čia viskas yra tobulai gerai, nes visi tai, ką jie patiria, jie pasirinko patirti. Nebūtinai sąmoningai, bet link to ėjo. Ir nei vienas patyrimas nėra kažkoks labai, kaip sakyti, nepriimtinas, jis tiesiog patyrimas. Tai čia išsiplečiu, bet dar jaučiu, kad ne viską pasakiau. Iki.